Antra dalis. Vienas urvinis žmogus paliktas, o kitas urvinis žmogus susidraugavo su 20 amžiaus žmogumi. Ką darys urvinis žmogus vienutėlis? O! Jį užsipuola urvinis ir 20 amžiaus žmogus. Kerta! Oh my god! Jis vos atsikelia ir negali pajudėti. Jis jau beveik užmuštas. Oh my god, jį pamarinuos kaip šašlyką. Neša jį suėsti. Urvinis žmogus net nejuda. Ar jis išliks gyvas šitoje kovoje prieš gamtą? 20 amžiaus žmogus supranta, kas yra padėklas. O urvinis vis dar ne, jis tik neša jį. Jie baigia jau mėsgalius išėsti. Ar jis atsikels? Jis dar gyvas. Pesa vienam. Jį vis dar kapoja. 20 amžiaus žmogus matosi, kad nesipiskės. Urvinis bėga surasti ko nors užkandai. Nieko jam nepavyksta. O, kas čia? Jis negyvas. Oh my fucking god. Visai jokių pasigailėjimų, au! Urvinis net be vienos tapkės. Štai jo tapkė. Sužinosime, ar jis suras savo tapkį, ar ne. Dar sužinosime, ar jis išgyvens laukinėje gamtoje, ar nugalėsis urvinį ir 20 amžiaus žmogus. Sužinosime neužilgo.